Na tai dar kartą labas rytas. Turime 9 valandą ir labai dėkoju Jums, kad taip gausiai prisijungėte į šiandienos pamoką. Šiandienos nuotolinė pamoka bus ne bet kokia, išskirtinė. Joje turėsime svečią, miškininką Raimundą Ereminą. Ir jis yra Pasimatuok Eigulio kepurė.lt iniciatyvos iniciatorius pats ir tikrai daug žino apie mišką, nes jame ir dirba, ir žino apie medžius, apie gyvūnus ten gyvenančius. Tai ir šiandien nemažai mums papasakos ir žinoma, galite užduoti klausimų. Pamokos pabaigoje skirsime jiems laiko atsakyti, tai drąsiai rašykite. Ir pamoka yra įrašoma ir pamokos įrašų pasidalinsime per artimiausias kelias dienas po pamokos. Tai aš daugiau nebekalbu ir leidžiu eterį mūsų svečiui. Tai linkiu visiems gero klausimo. Ir pradėkime tuomet, Raimundai. Sveiki mokiniai, sveikos mokyklos. Man smagu, kad esu pakviestas čia. Aš prieš kiek tai laiko esu galvojęs apie tokį dalyką, koks yra nuostabus dalykas kompiuteris ir kokia tai yra puikiai platforma Zoom pamoka nuotolinio. Juk šalis didelė, mokyklų labai daug, žmogus negali vienu metu persiplėšti gabalais ir apsilankyti miške 50 vietų. Štai mes turim platformą, kompiuterį ir galim turėti nuotolinę pamoką kartu miško tema. Tai va tas jau yra smagu. Žodžiu, aš esu miškininkas, gamtininkas, gamtosaugininkas ir mėgstu vesti žmonės į gamtą, įvairaus amžiaus žmonės. Tai dažnai būna vaikai, bet tai dažnai būna ir suaugę. Ir aš gvildenu temą miškas. Ir štai dalinuosi skaidrėmis, piešinėlis, kurį jūs matot, fotografija, tai yra viena iš mano ekskursijų, kurioje mes buvom čia Vilniuje. Aš pats gyvenu Vilniuje ir čia yra labai daug miško, tuo labai džiaugiuosi. Ir daug laiko, daug visokių užsiėmimų mes ten praleidžiam ir dirbu, ir pamokas vedu, žodžiu visko. Todėl miškas man ir svarbus ir toks labai įprastas. Ir aš šių skaidrių metu norėčiau paklausti, kodėl jie mums visiems turėtų būti svarbus. Tai va, mėlyjeji, pradžiai šiek tiek aš papasakosiu, labai lauksiu jūsų klausimų ir stengsiuosi rasti laiko atsakyti daugumai. Gal pabandysiu atsakinėti trumpai, kad atsakyčiau kiek įmanoma daugiau. Tai miškai, kodėl jie mums svarbus. Tai va, štai šitas dėdulė su barzda ir puikia šukuosena. Tai yra Hagridas iš filmo Haris Poteris ir kuo jis yra susijęs su miškininkystė. Jis susijęs su miškininkystė, kad jis yra miško sargas, o miško sargas iš esmės ir yra miškininkas. Taigi jis buvo tas stebuklingas žmogus, kuris vienintelis galėjo nueiti į mišką ir saugoti tame miške gyvenančius žvėris. Tai Lietuvoje toks žmogus, miškininkas, kuris rūpinasi gyvūnų priežiūra, dar vadinamas jėgeriu. Tai žodžiu, mes domėdamiesi miškais, iškart papuolame į Hario Poterio pasaulį. Dar kas gali jūs patraukti dėmesio, tai yra burtų lazdelės, kuriomis naudojosi įvairūs personažai. Hario Poterio burtų lazdelė buvo pagaminta iš gudobelės, o pati stipriausia, ta pati ypatingiausia burtų lazdelė, dėl kurios jie galiausiai kovojo, buvo pagaminta iš šeivamedžio. Šeivamedis yra krūmas, kuris auga Lietuvoje ir daugelis nuėję į gamtą galite iš to šeivamedžio pasigaminti burtų lazdelę. Hario Poterio tėčio burtų lazdelė buvo pagaminta iš juodalksnio. Tai va, miškas yra gana arti ir galima rasti būdų, kaip prie jo prieiti ir jo pasinaudoti. Bet bendrai, ką mes žinom, toks eilinis statistinis žmogus, kokios pirmos mintys kyla apie mišką? Na, tai pirmiausia, kad yra kažkoks tai va miškas. Yra miškas, jis yra paslaptingas, keistas ir kairėje pusėje matome miško fotografiją iš kosmoso
ir aš dažnai mėgstu apžiūrėti šitas fotografijas per Google žemėlapius su ortofoto nuotrauka. Mes galim pamatyti, kur yra pelkės, kur yra kirtimai, kur yra miško masyvai neiškirsti. Galime matyti, kad miesteliai, gyvenvietės yra pasislėpusios miškuose. Dar žinom, kad miške yra kažkokių medžių, štai ir turim kažkokį medį dešinėje, pušį, kreivą, pusė lajos lyg tai nėr, toks medis kaip iš prastos kirpyklos. Dar žinom, kad miškuose yra kažkokių tai gyvūnų ir galbūt jūs galite atspėti, koks tai gyvūnas yra. Ir gal į komentarus ir parašykit, kaip manot, koks čia gyvūnas, gal aš neišduosiu. Šitų gyvūnėlių Lietuvos gamtoje yra labai daug, bet retas jį pažįsta, o ir aš pats lankydamasis miške labai daug laiko esu matęs jį gal kokius 5 kartus ir nedaugiau. Pavyzdžiui, Vilniuje gyvenu 7 metus ir mačiau šitą gyvūną 1 kartą. Tai koks šitas gyvūnas ten yra? Ir dar mes matom kairėje pusėje apačioj nuotrauką, kad policininkai eina į mišką ir ieško kažko. Tai žinokit, kad miškas kaip ir pavojinga erdvė, kur galima paklysti ir ko niekam nereikėtų linkėti. Tai toks tas miškas, ką mes kiekvieną žinom. Kažkokie medžiai, kažkokie gyvūnai, kažkokie pavojai ir kažkokie tai žemės gabalai. O aš norėčiau jums pristatyti, ką ne kiekvienas žmogus žino apie mišką. Tai trečdalis Lietuvos teritorijos yra padengta mišku. Trečdalis. Jeigu trečdalis Lietuvos teritorijos yra padengta mišku, tai iš principo mums reikėtų žinoti, kas tame miške vyksta. Praktiškai, net ir tai pagalvokim, mes gyvenam planetoje Žemėje, bet šiaip tai 70% šitos žemės tai ne žemė, tai vanduo. Tai yra jūros ir vandenynai. Va. Tai susivokti, kad šiaip planetoj vandens yra žymiai daugiau negu sausumos, o ten, kur jau ta sausuma, irgi ne visur yra miškas. Yra daug dykumų, yra daug stepių, yra ir miestų, o štai Lietuvos teritorijoje miškas užima trečdalį. Koks tas miškas yra? Nes tai neužtenka pasakyti galbūt profesionalui, o yra miškas. Miškas, tai žinokit, yra daug detaliau ir jis daug smulkiau skaidomas. Ir prie to mes tuoj pat prieisim, kad jūs suprastumėte, apie ką aš kalbu. Tai va šie patys žemėlapai. Žodžiu, miškininkai ir kiti žmonės, kurie dirba su gamta, miškus yra suvedę į žemėlapius, kad jie galėtų orientuotis. Jie sako taip, štai ten Paliepių girininkijoje, 13 kvartale, 20 sklype yra eglynas. Ir tame eglyne yra kažko tai keisto. Ten mes matėm kažkokį keistą gyvūną, galbūt reikėtų ten eiti. Arba štai toj pačioj girininkijoje, ne ten prie ąžuolo, ne prie liepos, o prie, ar ten prie kokio akmenėlių, ne, 5 kvartale, 6 sklype, šiauriniai to sklypo dalyje yra va kažkokie tai medžiai, kuriuos reikia apžiūrėti. Tai žodžiu, žemėlapiai mums padeda. O štai yra dokumentas, kurio jūs galbūt nesat matę ir jo pavadinimas yra taksoraštis. Tai taksoraštis yra dokumentas, kuriuo naudojasi miško profesionalai. Ir ką mes šiame dokumente sugebame perskaityti. Tai raudonai apvedžiau aš, kas yra parašyta apie miško rūšinę sudėtį. Miškai labai skirtingi. Gali būti eglynai, gali būti beržynai, drebulynai. Štai apatiniai daly skaidrių yra užrašyta 10B. Tai šitas 10B reiškia, kad miške auga tik tai beržai. Neauga joks kitas medis, tik tai beržai ir mes esame beržyne. Ir kas dar įdomaus, šalia tos 10B yra užrašyta 10. Ir tai yra vidutinis medžių amžius. Tai mes žinom, kad beržynas yra 10 metų. Dar mes žinom, kad šito beržyno medžių aukštis yra 5 metrai. Ir šitie berželiai yra labai ploni, jų skersmuo yra tik tai 4 centimetrai. Dar yra vienas papildomas parametras, tai yra skalsumas.
0,8, kur jau yra labai sudėtingas. Nepavyktų man greitai paaiškinti. Žodžiu, viršuje, kur mes turime pirmą raudoną rutuliuką, tai yra juodalksnynas, 60% juodalksnio, paskui 3 beržai, 1 eglė, apatinis miškelis, 6 pušys, 4 eglės. Žodžiu, mes esame tokiame mišriame miške, kur yra ir pušų, ir eglių. Ir trečias rutuliukas yra labai sudėtingas miškas. Vėl 8 pušys, 2 eglės. Ir dar yra apačioje parašyta, kad antrame arde apačioje yra eglučių, daug jaunų eglučių. Tai žodžiu, miškininkas domisi, kokie medžiai auga miške, koks tas medžių amžius, koks tas medžių aukštis. Dar yra toks parametras tūris, kiek medžių telpa į tą mišką. Nu, toks pavyzdys, jūs esate dabar klasėse. Kiek medžių tilptų į jūsų klasę? Kiek mašinų priekabų galėtume prikrauti malkų į tą erdvę, kur jūs dabar sėdite? Tai va būtų miško arba medienos tūris. Ir dar miškininkai rūpinasi, aiškinasi, ar miške yra drėgna, ar yra šlapia. Gal kartais miške yra vasaros metu sausa, bet atėjus rudeniui ten labai šlapia. O gal tame miške visada šlapia ir niekad negali ten vaikščioti, tas miškas yra užmirkęs. Miškininkas rūpinasi, ar daug miške yra vandens. Taip pat miškininkui dar rūpi, ar miške yra daug maisto medžiagų, ar miško žemė yra derlinga. Tai tie mokiniai, kurie dabar yra Dzūkijoje, jūsų pušynų žemė daugiausiai yra labai nederlinga ir mes rašom mažąją raidę A arba mažąją raidę B. Tie mokiniai, kurie dabar klausosi pamokos Vidurio Lietuvoje, tikėtina, kad jūsų dirvožemiai, kur nors Kėdainiuose, yra turtingi ir ten yra raidė D, F ir ten jau gali augti ąžuolynai, liepynai, netgi klevynai. O taip kitur Lietuvoje dirvožemiai gali būti gana įvairūs. Žodžiu, vanduo, žemė, miško rūšinė sudėtis, kokios rūšys tame miške auga ir medžių aukštis. Ir dabar, kas dar aktualu apie mišką. Šiaip aš prisipažinsiu, laisvalaikiu į mišką nevaikštau, nebent į mišką nueinu pakeliui į žvejybą. Nes mano darbas miške, aš gana prisižiūriu to miško. Ir laisvalaikiu mokausi ispanų kalbos. Ir ispanų kalboje žodis boske reiškia miškas. Ir kodėl tas boske reikėtų mums labai susirūpinti ir kaip tai susijęs su mišku. Štai, mielieji, visai neseniai gražiame Ispanijos mieste, Valencijoje, kilo baisus potvynis. Per vieną parą iškrito tiek kritulių, kiek turėjo iškristi per metus laiko. Ir ne visas miestas, bet ta miesto dalis, kuri buvo įsikūrusi prie upės, paskendo. Daugybė automobilių nuplaukė kaip degtukų dėžutės mažame arba didžiuliame upelyje. Žodžiu, pasaulyje vyksta keisti dalykai, ekstremumai. Smarkios audros, smarkios liūtys, uraganai. Kodėl taip vyksta? Jūs turėtumėt žinot, kad vyksta klimato kaita. Klimato kaita vyksta be galo greitai. Per 200 metų oro temperatūra pakilo reikšmingą kiekį. Ta oro kaita sukelia žmogaus veikla. Konkrečiai anglies dvideginis, CO2. Kas tai yra? CO2 yra šalutinis produktas, kuris šiaip turėtų būti paslėptas giliai po žeme, anglies pavidalu, naftos pavidalu, gamtinių dujų pavidalu. Bet mes vairuojam mašinas, mes miestą šildome gamtiniam dujom, mes turime fabrikus, kurie išmeta tos CO2 į atmosferą,
dar ir CO2 papuola į aplinką, kai dega miškai. Ir oras yra užteršiamas tą CO2 ir CO2 sudaro tokią plėvelį, kuri tiesiog pakaitina mūsų žemę. Ir mes miškų pagalba galime spręsti šitą problemą. Nes jeigu mes paleidžiam tą CO2 į orą, kuris turėjo būti užrakintas po žeme, anglyje, durpėse, mes turime ieškoti būdų, kaip tą CO2 pagauti iš to oro. Tai geriausias metodas gaudyti tą CO2 yra auginti mišką. Nes medžių kamienuose yra kaupiamas CO2. Tai yra vadinamoji tiesiog anglis. Tai centrinėme piešinėlyje matome, kad auga ąžuolas ir to ąžuolo kamiene yra kaupiamas CO2, anglies dvideginis. Kairėje pusėje matom piešinėlį, kur stoviu aš su uniforma ir po mano koja yra stambus medis, kurio kamiene, pūvančiame kamiene taip pat yra reikšmingas kiekis anglies dvideginio, užrakintas tame kūne. Dvidegis nebe ore, jis jau yra medyje. O dešinėje turime nuotrauką, kur yra lentpjūvė ir net lentose, netgi balduose tas anglies dvideginis gali būti užrakintas. Ir tai yra tokia anglies dvideginio saugykla. Į tų saugyklų būtų geriau, kad kuo daugiau, tuo geriau. Šiuo metu, nes tai yra labai aktualu ir svarbu. Yra dar papildomos funkcijos, kurios žmogui padeda gyventi. Tai miškas konkrečiai nuo potvynių saugo, nes jis sugeba savyje, savo šaknyse užrakinti didelį kiekį vandens. Tai jeigu yra miestas ir aplink miestą yra tam tikros šlapynės, kaip pavyzdžiui Šiaurės Amerikoje yra tokių miestų šalia šlapynių, tai tos šlapynės veikia kaip kempinė. Jeigu pakyla vandens lygis, vanduo susigeria į mišką, į pelkynus ir neužlieja miestų. Yra kitos naudos, kurias mes gauname iš miško. Na, tai yra paprasčiausia mediena. Labai noriu pabrėžti dalyką tokį. Miškininko vienas iš svarbiausių darbų yra kirsti medžius. O medžius kirsti reikia miške. O miškas yra gamtos namai. Ten yra daug paukščių, gyvūnų, žvėrių, vabalų, grybų. Ir kaip dabar tam miškininkui tą mišką prižiūrėti ir medžius kirsti, kad tai yra labai svarbi tos gyvosios gamtos dalis. Tai čia ir yra didysis miškininko uždavinys. Mokytis mišką prižiūrėti, kirsti ir sodinti taip, kad nepakenktume gamtai. O mediniai daiktai žmonėms yra labai reikalingi. Štai, pavyzdžiui, mano vaikas mėgsta statyti puzlę. Labai mėgsta. Jis turi tų puzlių labai daug. O ta puzlė, ta dėlionė yra padaryta iš popieriaus. O popieriaus yra padarytas iš medienos. Tai dabar, jeigu aš medienos neturėčiau, tai ką, tą puzlę reikėtų gaminti iš metalo gabalėlių, ar iš stiklo gabalėlių, ar iš plasmasės gabalėlių. Arba, pavyzdžiui, parkas, žiema, suoleliai. Žmonės mėgsta prisėsti ant medinio suolelio. O jeigu suolelis būtų stiklinis, tai gal atsisėstų geležinis medkirtys ir sudaužytų jį. O jeigu suolelis būtų akmeninis, tai jį be galo būtų sunku padaryti ir jis labai daug svertų. O jeigu jis būtų medinis, jis būtų labai šaltas. Mediena yra patogi žmogui ir žmogui reikia ieškoti būdų, kaip gauti tos medienos, nekenkiant gamtai. Ir tai yra svarbiausia mūsų idėja ieškoti. O yra būdų ir galima surasti, kaip nukirsti medį prastesnį, geresnį palikti ir taip žaisti. Miške yra uogų, miške yra grybų, miške yra vaistažolių. Pavyzdžiui, miške auga bruknės. Rudenį, žiemą, kai atšalo oras, žmonės dažnai geria bruknių arbatą, nes bruknių arbata
padeda kovoti su tam tikromis šlapimo takų ligomis. O tos brūkšnys auga daugiausiai miške. Tai jeigu žmonės nori jaustis sveiki, jie būtinai turi tą mišką rinktis vaistažoles. Ir miške yra puikiai vieta, kad galima pailsėti nuo telefono, atsipalaiduoti. Miškas vėsina orą. Jeigu mes turime miestą ir miestas yra įsikūręs šalia miško, tai tame mieste gyventi bus patogiau, nes jame nebus taip karšta. Dar mums reikia žinoti, kad miškas gali degti. Miškas gali degti ir šitos fotografijos, kurias aš įdėjau, yra padarytos Vilniaus mieste. Kažkada važiavau aš automobiliu ir pamačiau, kad iš miško kyla balti dūmai. Jeigu miškas apsipila baltais dūmais, vadinasi, jis dega. Miškas dega baltais dūmais, o šiukšlės dega juodais dūmais. Ir vienas pirmųjų darbų, kurį aš atlikau, kurį aš dirbau, tai buvo, aš sėdėjau prie kompiuterio urėdijoje tokioj, miškuose yra iškilę didžiuliai bokštai aukšti, tose bokštuose yra kameros, kurios yra labai išmanios, jos sugeba filmuoti mišką. Jos sugeba nufilmuoti jį ir pastebėti dūmus kylančius. Ir kitas žmogus yra prisijungęs prie tos kameros, jis mato tą baltą dūmą ir geba surasti kompiuterio pagalba, kurioje miško vietoje kyla tie balti dūmai. Ir jis jau skambina savo kolegai, kuris važiuoja į mišką ir jeigu tai tikrai yra rimtas gaisras, o ne kažkas kepa šašlykus, tada jau kviečia gaisrininkus. Ir miškas yra degantis daiktas, gali degti miško paklotė, gali degti medžių kamienai, gali ugnis lipti kamienais į viršų, gali galiausiai pakilti ugnis kamienais iki medžių viršūnių. Ir tada miškas yra labai jau pavojingas objektas, jis gali padaryti baisios žalos. Pavyzdžiui, Lietuvoje Druskininkai yra miestas apsuptas miško. Tai jeigu tie visi miškai aplinkui pradėtų degti, būtų didžiulių daug rūpesčių. Iš kitos pusės miškas yra pripratęs prie gaisro ir, pavyzdžiui, konkrečiai šiame miške sudegė stora klevo lapų paklotė. Tie klevo lapai šiaip tai uždengia miško žemę ir medžių sėklos dažnai nebegali išdygti. Tai tie storuliai lapai sudegė, miško dirvožemis pasidengė derlingais pelenais ir atgijo miško ta žemė, miško paklotė, o miškas pats nenudžiūvo. Tai žinokit, kad dar yra toks požiūris, kad miško gaisras vis dėlto yra natūralus dalykas ir galima jį suvaldyti. Dažniausiai miško gaisras yra pavojingas reikalas, bet mokslininkai tyrinėja ir kartais moka miške elgtis su ugnim labai atsargiai ir labai įdomiai. Čia tokia įdomybė. Ir žiūrėkit, viena svarbiausių tezių, kad miške biologinėje įvairovėje yra didžiulis potencialas. Kas ta biologinė įvairovė? Grybai, vabzdžiai, paukščiai, augalai, samanos, kerpės, visi šitie sutvėrimai savyje turi įvairiausių medžiagų, fermentų, hormonų, visokių alkaloidų, altanoidų, fitoncidų, visokiausių. Ir visa tai turi potencialą. O kas tas potencialas? Kas tas potencialas ir ką aš noriu tuo pasakyti? Kas tai yra? Štai mes matom tokį mažą žmogutį, rubuiliuką su dideliu sviediniu, net ne kamuoliu, sviediniu. Ir kokį jis žmogutis turi potencialą. Štai užaugo ir mes turim Joną Valančiūną. Vieną geriausių krepšininkų, vidurio puolėjų. Amerikoje jis ten
yra vienas iš geriausių. Jeigu galėtų grįžti į Europą, tai tikriausiai jis būtų pats geriausias vidurio puolėjas Europoje ir visus daužytų ir dominuotų visoje lygoje. Va, tai turim labai labai galingą žmogų, kuris atsirado va štai iš tokio mažo vaikinuko, tai jis turi potencialo. Šitas mažas vaikiūkštis turėjo daug potencialo ir tapo labai galingų krepšininkų. Štai taip pat ir miškuose mes turim daug potencialo, tik tai dėmesys tas. Ar mes norime toj biologiniai įvairoviai ieškoti kažkokių verčių, išradimų, ar mes toliau bandom tik tai kirsti medžius ir visą dėmesį skirti tik tai medžių kirtimui, stalų gamybai, lentų gamybai ir kaip mes labiau norėtume, kuo mes norėtume užsiimti. Ar miško kirtimais vien tik tai, o gal mes norėtume būti miško genetikos specialistai. Štai aš šitą nuotrauką paėmiau iš Forest Genetic Lithuania. Lietuvoje universitete yra tyrinėjami miškai, yra tyrinėjama miško genetika. Yra domimasi, iš kur atkeliavo ąžuolai į Lietuvą. Ir jie sužino mokslininkai, kad dalis ąžuolų atkeliavo iš pietų Europos, dalis iš rytų Europos, kad tie medžiai turi kažkokius klonus, jie ypatingi yra ir yra daug ko sužinoti. Bet galiausiai, ką miškininkas turi, ką aš turiu omeny su tuo potencialu. Tai štai, žiūrėkit, piešinėlis iš Wikipedijos penicilinas. Penicilinas yra antibiotikas. Kai žmonės suserga labai stipriai kai kuriom lygom, jie pradeda vartoti antibiotikus. Tai yra toks vaistas, kuris sugeba nugalėti bakterijas. Iki to antibiotiko atradimo žmonės mirdavo nuo paprasčiausių ligų daug dažniau. Bet kažkoks mokslininkas surado mėgintuvėlyje kažkokį pelėsį, kažkokį grybą, pelėjūną. Ir galiausiai paaiškėjo, kad iš paprasčiausių pelėjūno kažkokios nešvarumo atseit galima gauti tokį ypatingą vaistą, kuris padeda žmonėm pasveikti. Tai mes nežinome, kiek daug įvairiausių vertybių turime miške ir mes turime visas tas vertybės išsaugoti, visas samanas, visas kerpes, visus grybus, visus gyvūnus, visas žoles, nes juose yra daugybė potencialų, įvairiausių technologijų, įvairiausių vaistų, iš kurie gali žmogui padėti gyventi, taip pat visą tai gali žmogui padėti daug uždirbti eurų. Ir tai žmogui irgi yra svarbu. Tai saugokim tą gyvąją gamtą, nes ten yra daug potencialo, daug įvairių galimybių. Ką dar aš noriu jums pasakyti? Miškas yra ne tik kertamas, miškas dar yra atsodinamas. Yra 3 miško atsodinimo arba atkūrimo būdai. Pirmas, kai žmonės sodina medžius, piešinėlis viršuje, vidury palieka mišką atželti savaime, mes mišką nukertam ir tiesiog stebime, kaip miškas pats atželia ir galime sumaišyti. Galima ir padėti atželt, ir palikti ir savaime, ir šiek tiek pasodinti galima miškai. Dar mes turėtume žinoti, kad medžiai nemaišomi po Lietuvą, tai bet kaip. Jeigu mes sodinam eglutes Ignalinoje, mes medžių sėklas renkame Ignalinoje. Jeigu mes norim pasodinti ąžuolą Utenoje, tai ir gilės yra surenkamos kažkur Utenoje. Negalima sėklų vežti iš Mažeikių į Varėną ir iš Varėnus atvirkščiai. Žodžiu, miško atsodinimas nėra labai toks paprastas darbas, tai yra rimta sistema. Sėklas galima rinkti ir tai gali būti puikiai pramoga jūsų klasėse. Štai yra nuotrauka, kaip aš su viena klase rinkau ąžuolų giles, mes pasidalinom į 2 komandas, buvo tėveliai ir vaikai. Ir nustebino tai, kad tiek vaikai, tiek tėveliai kartu vienodų greičių pririnko po 1 krepšį ąžuolų gilių. Tas giles galim vežti į zoologijos sodą, galima įsidžiovinti, virti gilių kavą.
galima sėdmaišį prikimšti, galima prigalvoti įvairiausių dalykų. Tikrai puikus laikas leisti laiką gamtoje yra rinkti ąžuolo giles. Šitos gilės buvo surinktos tokioj mokykloje irgi Vilniuje. Kairėje pusėje yra liepos riešutėliai, viršuje yra juodalksnio vaisiai, o apačioje jau yra lazdyno riešutai. Kitos įvairios medžių sėklos. Yra miškininkai atkūrė miškus iš ne bet kokių medžių, iš geriausių, iš sveikiausių, ir yra sėklos turi dokumentą, kur patvirtina, kokia čia yra sėklinė bazė, kuriais metais sėta, koks tų sėklų svoris, kur visą tai surinkta ir kokia tai sėklų rūšis. Žodžiu, sistema yra sudėtinga, sėklos yra laikomas Kauno rajone Girionyse, tai yra didžiulis medžių sėklų bankas, ir tame sėklų banke mes laikom tas sėklas. Ir dar ką noriu jums pasakyti, kad kiekvienas žmogutis, net ir vaikas, gali prisidėti prie senų miškų išsaugojimo. Nėra Lietuvoje problemos su medžių sodinimu. Žmonės Lietuvoje tikrai moka pasodinti mišką ir jį pasodina labai gerai. Deja, labai seno miško mažėja. O jo mažėja, nes žmonės tiesiog nori viską, kas nukrito ant žemės, ištraukti iš miško, sumalti ir sukūrenti, kad pasišildyt vandenį ir pasišildyt butą. Labai svarbu išsaugoti senuosius miškus. Ir yra toks žmonių klubas, Sengirės fondas, kurie rūpinasi miško išsaugojimu. Ir jie rašo, kad nykstant miškams, nyksta ir šių gyventojai. Surišta visos ta sistema apskritai ir kažkada 80% Lietuvos teritorijos buvo padengta senovišku mišku, o dabar to labai seno miško yra labai nedaug. Todėl jį reikia saugoti. Šitą fondą globoja netgi tokie garsus mokslininkai kaip Birutė Galdikas, kuri garsiausia pasaulyje orangutangų tyrinėtoja ir saugotoja. Ir Sengirėse štai galime surasti tokių paukščių kaip jūrinis erelis. Tai Sengirės senus natūralius miškus tikrai verta saugoti. O kaip juos reikia išsaugoti? Galima nueiti savaitgalį į taromatą, nusinešti 50 butelių nuo Fantos, Coca-Colos ar nuo kokios ten kubuško norit ir sugrūsti į taromatą ir paspausti mygtuką Sengirės fondui. Ir už tuos pinigėlius bus perkami miškai, kuriuose yra daugiausia rūšių, grybų, samanų, kerpių ir klegės tas miškas nuo kurtinių ir tetervinų ir tilvikų balsų. Taip. Na, o čia yra nuotraukos, toks pamąstymas, tiesiog ką turėjau telefonė kėliau, kairėje pusėje yra barsuko kaukolė. Barsuko kaukolė aš radau Vilniaus mieste, Jomanto parke. Tai jūs vaikščiodami miške galite rasti gyvūnų kaulų, o dešinėje pusėje yra nuotrauka iš Londono, tai yra gamtos istorijos muziejus, nemokamas, kas važiuosit į Londoną, būtinai užsukit. Dinozauro kaulai, čia yra triratopsas, berods. Tai įsivaizduokim, kad miškas yra be galo įdomus interaktyvus muziejus, kur gali visi apsilankyti ir viską galima paliesti. Tai Lietuvoje galim rasti mažų skeletų, o Londono muziejų galima rasti didžiulių skeletų. Miškas tai yra restoranas, galima kada nors su kompanija nukeliauti į mišką ir išsivirti rūginės košės, kaip čia aš verdu rūginę košę. Ir miške yra dar tokių žmonių, kurie atveža įvairias šiukšles ir tiek miškininkai, tiek daugybė kitų žmonių kovoja su tokiais begėdžiais. Visa laimė, kad tų begėdžių Lietuvoje mažėja ir tie begėdžiai yra nykstanti rūšis. Jau greitai rašysim į raudoną knygą. Tai būk nusiteikę pozityviai, tikrai žmonių, kurie veža šiukšlės į mišką, yra žymiai mažiau negu buvo anksčiau. Ir štai dar į pabaigą noriu jūsų atidumo. Štai Facebookas, kur labiau yra suaugusių žmonių platforma, vaikam jo nereikia, labai retai kažką ten naudingo galim rasti. Bet štai radau tokį piešinėlį, kuris sulaukė 34 000 laikų, čia jau labai, ir 700 pasidalinimų. Ir ką čia rodo? Viršui matom, kad dėdulė matuoja
vaiko ūgį ir įkala vynelę į medį, ne? Ir lyg tai įvyko tokia komiška situacija, kad po kurio laiko ta vynelė pakilo į viršų. Bet visa ši situacija yra neteisinga, nes vynelė turėjo likti apačioj tokiam pačiam aukštyje, nes medžiai auga ne taip, kaip šitam piešinėlį pavaizduot. Vynelė nepakilo. Vynelė liko tom pačiam aukštį. Medžiai auga taip, kaip jie dėlioja lego kaladėlės į viršų, o ne lego kaladėlės kyla kartu. Nu, taip kaip stovėtume prie statomo namo, plyta, kuri yra trečioje eilėje, visada ir lieka trečioje eilėje. Plyta nepakyla į orą, į viršų. Namas yra statomas dedant plytą po plytojus į viršų. Tai ką daryti, kad mes būtume gudrus ir tokių klaidų nedarytume? Tai va yra vienas iš metodų, aš esu parašęs vieną knygą, Jurgelis miškauja. Tai yra pasakojimas apie tėtį ir jo sūnų Jurgelį, kurie kartu keliavo į mišką, patyrė ten daugybę nuotykių. Ir aš čia gudriai sudėjau į knygelę daug ko, sudėjau ir miškininkystę, miško sodinimą, miško gaisrus, miško kirtimą, sanitarinę miško apsaugą ir prigrūdau daugybę įvairių nuotykių. Tai jeigu norit pasigilinti miško priežiūrą ir suprasti, kas tame miške vyksta ir kokie pokyčiai miške yra reikalingi, kviečiu skaityti knygelį Jurgelis miškauja. Taip. Raimundai, labai smagu jūsų klausyti. Raimundai, labai smagu jūsų klausyti, tikrai daug žinių ir va, puiku. Nes jau norėjau ir sakyti, kad norime palikti dar laiko klausimams, tai labai kviečiu rašyti juos į susirašinėjimo langą ir turime dar 7 minutės jiems atsakyti. Tai kol sulauksime klausimų, Raimundai, tai koks ten visgi gyvūnas buvo? Čia matau spėliojimų buvo meškėnas, barsukas, usūrinis šuo. Usūrinis šuo. Valio. Šaunuolis. Skunkas dar buvo vienas atsakymas. Labai gerai. Labai retas žmogus žino, kas tai yra per gyvūnas. Sako, kad meškėnai visokie. Ne, tai yra usūrinis šuo, dar vadinamas mangutu. Tikrai labai turininga pamoka, labai dėkoju Jums, buvo smagu klausyti ir sužinojau ir aš pati šitą naujo ir CO2, ir sąsaja su medžiais, kaip čia viso tai susiję ir kaip mes žmonės susiję su gamta. Ir va čia yra jau keletas klausimų. Tai kiek Lietuvoje yra medžių rūšių? Oi, jų nėra daug. Nu, galim vardyti. Ąžuolas, paprastasis klevas, dėkim, karpotasis beržas, plaukuotasis beržas, juodalksnis, baltalksnis, guoba, skirpstas, vinkšna, drebulė, uosis, karklų visokiausių. Jų nėra daug. Daugumą ir išvardinau. Liepa. Tai būtų kokie 20-25. O sumedėjusių įvairių krūmų visokiausių yra daugiau. Yra ožekšnis, šaltekšnis. Bet kuris moksleivis gali išmokti pažinti visus Lietuvoje augančius medžius. Jų nebūtų 100, jų būtų ten 25, va tiek. Puiku. Tai va dar yra vienas klausimas, kuris ir man kilo klausant. Tai kodėl negalima iš Varėnos nuvežti sėklos į Mažeikius ir atvirkščiai ir ten sodinti? Todėl, kad Varėnoje pavasaris ateina truputėlį anksčiau. Tai yra žemyninis klimatas. Varėnos medelis pabus anksčiau, pradės augti ir jis jeigu sodinčiau Mažeikiuose, jis pradėjo augti greičiau, atėjo šalna ir jis nušalo. Va. O jeigu aš Mažeikių medelį nuvešiu į Ignaliną ar į Varėną, tai jis miegos, lauks neaišku ko, kai kaimyniniai medžiai jau bus prasprogę, jie jau augs, o jis dar neaugs. Puiku. Ir čia matau, kad jau turime būsimųjų miškininkų, tai jie teiraujasi tokių klausimų. Kodėl miškininko profesija yra tokia sunki? Taip pat, ką reikia mokytis ir kur reikia mokytis, kad būtum miškininku ir galiausiai kiek miškininkai uždirba? Miškininko profesija nėra labai sunki. Miškininko profesiją galima išmokti Kaune.
yra kolegija ir universitetas. Miškininko profesija nėra nuostabi profesija, tai yra normali tokia, vidutiniška. Nes man asmeniškai yra gana skaudu, kai jeigu reikia ir medžius kirsti, ir rūpintis tą gamtą. Nu, nėra tokia jau labai. Tai yra šiek tiek širdį draskanti profesija. Labai svarbu šalia miškininkystės mokytis dar ir kažkokią ekologiją, kaip mano išsilavinimas yra miškininkystė plus ekologija. Jeigu mokaisi tik tai miškininkystę ir šalia nesimokai ekologijos, biologijos, gali būti, kad tu negausi pakankamą kiekį žinių, kuri tau padėtų gamtai saugoti. O miškininkai uždirba įvairiai. Daugiausiai uždirba, kas dirba su technologijom, su nano, mikro, su inovacijom ir tame yra potencialas. Tas motopiuklininkas uždirba 1200 eurų, labai geras motopiuklininkas uždirba 1600 eurų, miškininkas gal uždirba įvairiai. Na va, vaikai, tai turime mokytis visi kartu. Taip, dar turime čia klausimų. Kas padeda miškininkui prižiūrėti mišką? Žemėlapiai. Gebėjimas išgyventi gamtoje. Kuprinė. Maistas kuprinėje. Vanduo. Batai. Kojinės. Mobilus telefonas. Visą tai padeda dirbti miške. Šuo man padeda. Aš vedu ekskursijas ir šuniukas Mikė man padeda. Daro triukus visokius. Žodžiu, aš jau toks keistas miškininkas ir praktikas, ir užsiemu dar ir pamokom. Na, jums čia skriejo daug linkėjimų ir padėkų už įdomią pamoką. Ir dar vienas klausimas. Ar gali būti medžių mutacijos? Gali būti medžių mutacijos, kad netyčia visur vyksta mutacijos, absoliučiai. Reiškia, tai yra toks pasikeitimas ląstelėje, kai įvyko pokytis ir gamta patikrina, ar tas pokytis yra reikalingas ar nereikalingas. Jeigu pokytis buvo nereikalingas, jis dingsta iš gamtos. O jeigu tas pokytis buvo labai geras, pavyzdžiui, kažkada raganosiui atsirado ragas ant kaktos, o šitas pokytis buvo geras ir auga ragas. Arba, pavyzdžiui, kokia pušis rado būdą apsisaugoti nuo gaisro, o šitas pokytis geras. Ir tą pokytį pušis išsaugojo. Kiek medienos reikia pagaminti vienam popieriaus lapui? Oi, nežinau, bijau. Bet turėkime omeny, kad popierių galima perdirbti. Kad popierius gali būti perdirbamas. Yra miškuose tokie popiermedžiai, beržo rąsteliai, tokie trumpi, kreivokie, tokie 3 metrų. Jie yra nuskutami žievė ir važiuoja tą medieną į fabrikus, kur jis sumalama ir toliau vyksta technologija ir iš popiermedžių gaminamas popieris, daugiausiai iš beržų popiermedžių. Popierius iš beržo daugiausiai. Ar dažnai miške sutinkate žvėrių? Ar mūsų miškuose yra pavojinga? Miškuose nėra pavojinga. Miškuose pavojinga gali būti tik tai tada, kada tu nebijai to miško ir gali miške paklysti. Jeigu tu išbėgai, nepasimėjai vandens, nepasikrovai telefono, kažkur liekiai be galvos ir o tada gali. Pavojinga yra dėl erkių. Geriausia apsauga nuo erkių yra skiepas. Kita apsauga yra marškinė ilgom rankovėm, kelnės. Kai vasarą vedu ekskursijas vaikų vasaros stovyklo, mane stebina, kaip vaikai apsirengia arba jie yra aprengiami visiškai netinkama apranga, nors jie žino, kad eis į gamtą. Batai, kelnės, ilgos kojinės, marškiniai, niekad kitaip nesirengiu ir dėl to tikriausiai erkių beveik ir neparsinešu. O gyvūnų labai daug miškuose, labai daug ir jie labai mieli ir nepavojingi. Labai didžiulė laimė svajonė pamatyti vilką, pavyzdžiui. Oi, kaip norėčiau. Fantastika. Tai linkim pamatyti vilką. Na ir viskas, paskutinį klausimą dar užduodu ir paleidžiam visus į mokslus. Ir pabaigai toksai, tai kaip vaikai dar gali prisidėti prie miško išsaugojimo?
Dar gali pridėti. Na, žinokit, tas Sengirės fondas, kur aš paminėjau, yra nuostabus būdas. Kitas būdas yra žinios. Jeigu jūs tą knygelį Jurgelis Miškauja perskaitytumėt ir dar pakviestumėt tėtį, mamą, pavyzdžiui, aš dabar skaitau su sūnum Stebuklingosios Nilso kelionės. Žinot, kodėl aš ją skaitau? Nes išgirdau per radiją, kad Švedė gavo užduotį parašyti enciklopediją vaikams, enciklopediją apie geografiją. Na ir žinoma, jis sės rašyti enciklopediją. Ne. Ji parašė literatūros kūrinį pilną stebuklų, pasakojimų, įdomybių apie Švedijos geografiją, kalnus, ežerus, upes, apie gyvūnus, gyvenimo būdą. Ir visi skaito kaip malonumą ir sužino apie tą Švediją. Tai lygiai taip pat aš padariau su knyga Jurgelis Miškauja. Aš prikišau ten nuotykių, įdomybių ir šalia to įdėjau tą mišką, miško ekologiją. Ir jeigu jūs tą knygelę su šeima perskaitysit, jūs tikrai žymiai daugiau sužinosite apie mišką ir būsit gerieji miško draugai. Ačiū, Raimundai, tikrai mums šiandien tų žinių nepagailėjote, išeisime visi turtingesni ir su daug didesniu bagažu, tad labai dėkoju Jums šiandien, kad pasidalinote su mumis ir visiems ačiū, kurie prisijungėte. Kitą nuotolinę pamoką turėsime jau gruodžio 10 dieną ir kaip ir dera prieš šventes, kalbėsime apie šventinės atliekas ir kaip jas reikėtų tvarkyti, kokios jos yra, kiek jų susidaro. Tad irgi labai kviečiu jungtis ir lauksime taip pat ir jūsų klausimų. Tai labai dėkoju šiandien visiems ir geros dienos.